Dabar išgirsime Kretingos rajono Salantų meno mokyklos muzikos vyresnioji mokytoja Sonata Drakšienė, kuri pristatys pranešimą tema Ansamblinis dainavimas, privalumai, iššūkiai ir perspektyvos. Gerą dieną, gerbiama Sonata. Sveiki, mėly kolegos. Ačiū moderatoriai už gražų pristatymą. Taigi pristatau savo pranešimą. Taip. Viena labiausiai prieinamų ir žinomų meno sričių, grįstų muzikos ir žodžių sintezė, yra dainavimas. Dainavimas tai išraiškingas vokalinis menas, turintis gilias ir turtingas tradicijas, kurios perduodamos iš kartos į kartą. Dainavimas paplitęs visame pasaulyje, jungiantis skirtingas kultūras ir tautas, o jo kerinti galia žavi žmonės iki šių dienų. Visi žinome, kad dainuoti galima solo, ansamblių ar chore. Solo tai muzikos atlikimo būdas, kai dainuoja vienas atlikėjas, kuris vadinamas solistu, ansamblis dviejų ar daugiau dainuojančių žmonių kolektyvas, kai muzikuoja du, vadiname duetu, kai trys tercetu ir taip toliau. Na, o choras tai yra grupė žmonių, kurie kartu dainuoja vadovaujant dirigentam. Ansamblinis dainavimas tai sritis, kuri mane labiausiai domina, nuolatos stebina, motyvuoja ir kelia džiaugsmą. Niekada netroškau dirbti dainavimo mokytoja, nors mano išsilavinimas chorinis dirigavimas. Visą gyvenimą sąmoningai vengiau darbo susijusiu su dainavimu, lyg bandydama pabėgti nuo to, kas atrodytų buvo nulemta. Kai pasitaikė proga prisiliesti prie dainavimo, mane užplūdo abejonės. Dvejojau, svarsčiau, o galvoje kilo daugybė prieštaringų minčių. Ar tikrai noriu žengti šiuo keliu, nuo kurio taip ilgai bėgau? Pradėjęs dirbti pirmosius metus, daugelis dalykų atrodė sunkiai suvokiami. Na, tokie kaip paruošti kolektyvą, dainų daineliai, konkursui ar kitam rimtam pasirodymui, kaip išrinkti tinkamą programą ir jaučiau, kad nesu visiškai pasiruošus šiai atsakomybei. Tuo laikotarpiu jau gyvenau laukimo akimirkomis ir netrukus atėjo ilgai lauktos motinystės atostogos, kurios suteikė pertrauką nuo muzikos. Man dar nebuvo aišku, kur nuves ši nauja patirtis, nes atrodė, kad tik žengiau pirmosius nedrąsius žingsnius dainavimo srityje ir štai pertrauka. Vis dėlto tai buvo svarbus laikas, nes jis leido man atsikvėpti nuo muzikos ir suvokti, kad kiekviena patirtis ir klaida suteikia naudingų pamokų. Ir štai prieš 2,5 metų po ilgų atostogų grįžau į darbą su visiškai nauju požiūriu ir įgavus drąsos. Grįžimas į chorų ir ansamblių pasaulį, kuris man atrodė toks tolimas ir svetimas, buvo tarsi nauja pradžia. Pagaliau supratau, kad viskas, ko taip ilgai vengiau, dabar tampa neatskiriama mano profesinio gyvenimo dalimi. Pamažu atradau šį pasaulį iš naujo, su savo spalvomis, subtilybėmis, iššūkiais, privalumais, perspektyvomis, tačiau ir neapsakomo grožio galia. Iš pradžių buvo sunku prisitaikyti, nes atrodė, kad tą laiką, kai buvau toli nuo muzikos, kažkas pasikeitė, kažko nesuprasiu, bet pamažu supratau, kad mažais žingsneliais, su didelė kantrybė ir atsidavimu visko išmoksime. Šis kelias tapo ne tik profesiniu iššūkiu, bet ir asmeniniu augimu, kuris vis labiau atsiskleidžia. Pirmiausia, subūriau tercetą, kurį matote skaidrėje, kuris sėkmingai dalyvavo keliuose konkursuose ir pelnė apdovanojimus, tačiau po metų mūsų keliai išsiskyrė, nes 2 mergaitės perėjo į jaunių chorą. Pereitais metais subūriau kvartetą, kuriame pradėjau muzikuoti 2 antrus ir 2 trečius metus besimokančius mokinius. Tikriausiai kyla klausimas, kodėl pasirinkau tokios sudėties ansamblį. Na, tiesiog pamaniau, kad 2 sopranam ir 2 altams
bus ne tik drąsiau, bet ir stabiliau. Be to mergaitės buvo panašaus amžiaus, o tai leido jums lengviau susibendrauti, geriau suprasti vieną kitą ir augti kaip kolektyvui. Beje, šiai dienai kvartetas yra geriausias draugės, kurios ne tik kartu muzikuoja, bet ir palaiko vieną kitą už meno mokyklos ribų. Kvartetas per trumpą laiką tapo darniu kolektyvu, kurį sieja ne tik meilė muzikai, bet ir nuoširdi draugystė. Tikiu, kad ateityje jų laukia dar daug gražių akimirkų ir pasiekimų. Ugdydama kvartetą išskyriau šios privalumus. Vokalinis tobulėjimas. Tai nuolatinis procesas, kurio metu dainininkai ugdo savo balso techniką, gerina intonaciją, lavina muzikinę klausą, teisingą kvėpavimą, dikciją, artistiškumą ir taip toliau. Dainavimas ansamblyje ypač naudingas, nes suteikia galimybę mokytis ne tik dainavimo, bet ir muzikavimo subtilybių. Taip pat ansamblinis dainavimas lavina sugebėjimą klausytis ir reaguoti į kitus dainininkus, derinti savo balsą su kitais, išlaikyti harmoniją bei ritminį tiklumą, kurti darnų skambesį. Be to, ansamblinis dainavimas ugdo atsakomybę, drausmę ir gebėjimą dirbti komandoje, kas yra svarbu kiekvienam kolektyvo atlikėjui. Socialiniai įgūdžiai. Muzikavimas grupėje ar ansamblyje reikalauja glaudaus bendradarbiavimo, klausymosi ir supratimo, todėl stiprina socialinius įgūdžius. Muzikuojant kartu, vaikai mokosi aiškiai reikšti savo mintis, derintis prie kitų, gerbti kolektyvų narių nuomonę ir veikti bendro tikslo labui. Šis procesas skatina aktyvų klausymą, empatiją ir kartu spręsti iškilusias problemas. Taip pat komandinio darbo įgūdžiai ugdomi per bendrą atsakomybės jausmą. Kiekvienas grupės narys turi tiksliai atlikti savo partiją, derinti su kitais, prisidėti prie bendro kūrinio atlikimo ir tai skatina discipliną, savitarpio supratimą bei pasitikėjimą kitais. Muzikavimas kartu skatina drąsą bendrauti ir išreikšti save, todėl ir yra puikia priemonė socialinių ryšių stiprinimui. Emocinė gerovė. Dainavimas ansamblyje yra veiksmingas būdas pagerinti emocinę savijautą. Tai ne tik suteikia džiaugsmo, bet ir padeda sumažinti baimę, nerimą bei įtampą. Muzika ir dainavimas gerina nuotaiką bei stiprina geresnę savijautą. Be to, dainavimas yra puikia priemonė emocijoms išreikšti. Dainuodami galime perteikti džiaugsmą, liūdesį, leidžia išlaisvinti susikaupusias emocijas, geriau suprasti vidinę būseną ir ją suvaldyti. Dainavimas grupėje mažina vienišumo jausmą ir suteikia bendrystės jausmą, kuris yra svarbus emociniai geroviai. Iššūkiai. Pamokų lankomumas. Vaikų dalyvavimas pamokose yra itin svarbus, nes be nuoseklaus lankomumo ansamblinis dainavimas neduos laukiamų rezultatų. Kiekvieno vaiko požiūris į repeticijas daro didelę įtaką tiek jo asmeniniam tobulėjimui, tiek visam kolektyvui. Nuolatinis lankomumas ugdo atsakomybę, discipliną ir komandinio darbo įgūdžius. Ansamblinis dainavimas tai ne individualus talentas, bet gebėjimas prisiderinti prie kitų balsų, pajusti bendrą ritmą, harmoniją. Jei vienas ar keli vaikai praleidžia pamokas, visa grupė susiduria su iššūkiais. Tampa sudėtingiau išmokti dainų tekstus. Rinkdama mergaitės kvartetui atsižvelgiau ne tik į jų vokalinius gebėjimus, bet ir lankomumą, atsakomybę
bei ponuotos nepraleidžia jų be svarbios priežasties. Ne ką svarbus yra ir kitas aspektas, tai yra tėvelių vaidmuo ugdymo procese. Jie atsakingai žiūrėti yra reikšmingas ne tik asmeniniam tobulėjimui, bet ir visam ansambliui. Kai vaikas supranta, kad jie yra svarbi visumos dalis, jis tampa labiau motyvuotas, aktyvesnis ir labiau vertina ansamblinį dainavimo, kad kiekvienas jų indėlis prisideda prie sėkmės rezultatų. Taip pat tėvelių į vaikų pasiruošimą konkursams, koncertams, būdai. Esant reikalui vaikui, taip pat reikšmingas emocinis palaikymas, padrąsinimas ir motyvacija, kurie padeda vaikams pasitikėti savimi ir siekti geresnių rezultatų. Yra didžiulis iššūkis ir mokytojui, nes dažnai tinkamo repertuaro paprasčiausiai nėra. Tenka pačiam mokytojui ir aranžuoti, ir kurti papildomus balsus, ir transponuoti, ir pritaikyti kūrinius pagal mokinių gebėjimus ir ansamblių sudėtį. Tai reikalauja ne tik muzikinio meistriškumo, bet ir kūrybiškumo bei kantrybės. Be to, svarbu atsižvelgti į vaikų lūkesčius ir motyvaciją, nes kartais jie nori dalyvauti ne tik mokyklos renginiuose, bet ir sėkmingai pasirodyti įvairiuose konkursuose. Todėl mokytojas tampa ne tik vadovu, bet ir aranžuotoju, kūrėju, siekiančiu užtikrinti, kad repertuaras būtų įdomus, ugdantis ir atitiktų. Scenos baimė ne visiems lengva pasirodyti prieš publiką, ypač mažiau patyrusiems atlikėjams. Ji gali pasireikšti įvairiais būdais: drebančiu balsu, pamirštamu tekstu, sukaustytais judesiais ar net fiziniais simptomais, tokiais kaip padažnėjęs širdies ritmas ar prakaitavimas. Na ir keletas patarimų, kaip išvengti scenos baimės. Pirmiausia, norėčiau akcentuoti reguliari praktika. Kuo daugiau kartų atlikėjas pasirodo įvairiuose renginiuose, konkursuose, tuo labiau jis pripranta prie sceninės kvėpavimas, meditavimai gali padėti sumažinti ir susikaupti prieš pasirodymą. Pozityvus mąstymas. Svarbu minėjau, kad mokytojų, tėvų ir bendraamžių palaikymas gali suteikti atlikėjui daugiau drąsos ir pasitikėjimo savimi. Dėmesio nukreipimas. Rekomenduoju nesutelkti dėmesį į savo baimę ir stresą, o tiesiog susitelkti į kūrinių perteikimą ir muzikos emociją, taip mažinant asmeninį nerimą. Svarbiausia suprasti, kad scenos baimė yra natūrali ir su ja susiduria net profesionalūs atlikėjai. Laikui bėgant, tinkamai dirbant, kaupiant patirtį, scenos baimė tampa vis mažesnė ir lengviau valdoma. Mano ansamblis daugiausia naudoja reguliariąją praktiką. Kuo dažniau mergaitės eina į sceną, tuo užtikrinčiau jos jaučiasi atlikdamos savo programą. Organizaciniai klausimai. Jei pasiruošimas konkursams ar koncertams reikalauja papildomų repeticijų, pedagogui taip pat tai yra viena iš didesnių organizacinių užduočių. Ypač jei ansamblių nariai mokosi skirtingose klasėse, gyvena skirtingose miesteliuose
turi papildomų veiklų, būtina suderinti veiklą taip, kad kiekvienas narys galėtų dalyvauti. Dalyvavimas koncertuose ir konkursuose kelia papildomų rūpesčių tiek pedagogams, tiek tėvams. Pasirūpinti ne tik programos paruošimu, iš pamokos. Jeigu konkursas vyksta pamokų metu, būtina suderinti su administracija, gauti tėvų sutikimus. Sceninė apranga. Kas jie pasirūpins? Dažnai tai tampa tėvų ir mokyklos bendrų sutarimų. Mūsų atveju ansambliui sceninė apranga pasirūpina tėveliai. Dalyvių mokestis. Daugelį konkursų reikia sumokėti už dalyvavimą, tad iš anksto reikia nuspręsti, ar šias išlaidas padengs mokykla ar tėveliai. Transporto organizavimas. Būtina suplanuoti, kaip vaikai nuvyks į konkursus ir koncertus, ypač jei renginiai vyksta kitose miestuose. Tam reikalingas tėvų ar mokyklos transportas. Neretai tenka ir pačiam pedagogui šiuo atveju man vežti savo transportu į konkursus ar kitus pasirodymus. Visi šie organizaciniai iššūkiai reikalauja glaudaus bendradarbiavimo tarp mokytojų, mokyklos administracijos ir tėvų. Tik efektyvus planavimas leidžia sklandžiai suderinti meninę veiklą su mokymosi procesu ir užtikrinti, kad dalyvavimas renginiuose taptų džiugia, o ne stresą keliančia patirtimi. Perspektyvos. Atsiveria galimybės dalyvauti įvairiuose koncertuose, konkursuose, festivaliuose, bendradarbiauti su kitais kolektyvais, kas suteikia ne tik sceninės patirties, bet ir ugdo meninius bei socialinius įgūdžius. Koncertai leidžia išbandyti savo gebėjimus prieš įvairią auditoriją, o konkursai skatina tobulėti, siekti aukštesnių rezultatų, semtis patirties iš profesionalų. Festivaliai suteikia galimybę ne tik pasirodyti, bet ir susipažinti akiratį. Bendradarbiavimas su kitais kolektyvais skatina naują idėjų gimimą, stiprina bendruomeniškumo jausmą ir praturtina meninę raišką. Tokios veiklos atveria duris į platesnį muzikinį pasaulį, suteikia naujų galimybių ir padeda siekti aukštesnių tikslų. Per pastaruosius pusantrų metų mano suburtas kvartetas aktyviai dalyvavo įvairiuose konkursuose ir festivalinėdamas įvertinimus bei dalindamasis muziką su platesne klausytojų auditorija. Paminėsiu konkursus, kuriuose mes dalyvavome. Lietuvos vaikų ir mokinių televizijos konkurso Dainų dainelė 1 ir 2 etapai. 3 Žemaitijos krašto vaikų ir moksleivių dainų festivalis konkursas Dainos takais 2023 Grand Prix laureatai. Tarptautinis vaikų ir jaunimo dainavimo konkursas skirtas Algimanto Raudonikio kūrybai paminėti. Koncertas pelnė 2 vietos laureato diplomą. 6 Lietuvos jaunųjų dainininkų konkursas Kantabilė 2024. Kvartetas pelnė 1 vietos laureato diplomą, nominaciją už geriausią lietuvių kompozitoriaus kūrinio interpretaciją bei komisijos simpatijos nominaciją. 6 Respublikinis žemaitiškos dainos festivalis konkursas Dainiaukim žemaitiška 2024. 1 vietos laureato diplomas. 16 Lietuvos jaunųjų dainininkų festivalis konkursas Dainų namai 1 vietos laureato diplomas. 2 Tarptautinis instrumentalistų vokalistų konkursas Wings of Music 2024 Grand Prix apdovanojimas. 6 Tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas Jūrmalos krištolinė taurė. Kvartetas pelnė 1 vietos apdovanojimą. Dabar tikime įrašo.
Norėčiau dar paminėti, kad kolektyvas dalyvavo ir festivaliuose, 5. Respublikinis mokinių meninis saviraiškos festivalis Širdies muzika, bei 32. festivalis ir piešinių konkursas Vaikai ir muzika. Kvartetas aktyviai dalyvauja mokyklos ir rajono renginiuose, koncertavo dienos veiklos centre, bažnyčioje, mamyčių dienos minėjimo proga, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjime, kamerinio ansamblių vakare. Ir šiais metais pirmą kartą kvartetas kartu su kvartetu paruošėme koncertinį numerį, kuriame dainavo mergaitės ir mamytės, ir tai buvo puikia proga mamytėms prisiminti dainavimo įgūdžius, praleisti laiką su savo dukrytėmis. Koncertas bažnyčioje kūčių vakarą tapo įsimintina patirtimi tiek mergaitėms, tiek mamytėms, bei nuostabių prisiminimų. Ir štai rekomendacijos sėkmingam pasirodymui. Nesikoncentruoti tik į vieną konkursą, dalyvauti daugelyje. Gebėti priimti kritiką ir mokytis iš jos. Savo ugdytinių sėkmę vertinti pagal jų asmeninę pažangą. Pasirodymo metu visada siekti tik geriausio rezultato. Ir pabaigai noriu visiems padėkoti, kad klausėte manęs ir palinkėti. Tegul jūsų gyvenimo melodija skamba harmoningai. Kiekviena nata būna kupina džiaugsmo, o ritmas alsuoja įkvėpimu. Ačiū uždėmesį. Ačiū labai, Sonata, už tokį įkvepiantį pranešimą ir iš tikrųjų tuo ritmu dar nesinori jūsų paleisti. Juolab, kad turime keletą klausytojų klausimų. Tai ir pradėsiu. Kiek dėmesio kreipiate ir kaip ansamblyje sulyginate balsus, kai skirtingi balso tembrai, tesitūros, skambumas ir skaidrumas? Galite apkartoti klausimą, neišgirdau. Kiek dėmesio kreipiate ir kaip sulyginate balsus, kai skirtingi balso tembrai? Negirdit mane? Aš pabandysiu pakartot klausimą. Kiek dėmesio kreipiate ir kaip ansamblyje sulyginate balsus, kai skirtingi balso tembrai, tesitūros, skambumas ir skaidrumas? Tiesiog dainavimo pratimų ir žiūrime, kaip mums sekasi, tiesiog kaip skamba tie balsai ir mes puikiausiai susilyginam. Aišku, visada yra galimybė tobulėti, visada yra galimybė eiti į priekį ir ieškoti geresnio skambėjimo, bet šiai dienai iš tikrųjų, kai mes dirbame ne taip ir seniai ir pati tos praktikos labai daug neturiu, tai tiesiog daug repetuojame ir tiek. Dar vienas klausimas. Ar dirbate tik su kvartetu? Ar vadovaujate ir didesniam kolektyvui? Ar jūsų mokykloje choras yra privalomas dalykas visiems mokiniams? Taip, aš esu jaunučių choro mokytoja, dirbu su dideliu kolektyvu, kolektyvas sudaro 28 mokiniai, taip pat turiu kvartetą, turiu ansamblį 1-3 klasių, na ir jau mintyse turiu
tokią mintį, kad dar kursiu vieną ir greičiausiai tai bus kvartetas. Tai va. Matosi, kad jums labai patinka jūsų darbas, esate tokia entuziastinga mokytoja, nepraraskite šito užsidegimo. Ačiū labai už Ačiū jūsų Jums. pranešimą. O dabar nuo Salantų meno mokyklos vyresnėje muzikos solfedžio mokytoja. Labą dieną visiems. Džiugu dalyvauti jūsų konferencijoje ir bandau pasidalinti skaidrėmis. Taip, ar jūs matote? Taip, matome. Taip. Taigi mano pranešimas. Atsiprašau, gal norite pasididinti? Puiku, dėkui, šaunu. Taip, mano pranešimas vaikų užimtumo programos muzikos meno mokykloje privalumai, galimybės ir veiklos įvairovė. Kalbėsiu apie savo asmeninės patirtis, tai yra vaikų užimtumo programas, kurias mes vykdau jau per 20 metų savo mokykloje. Ir tikriausiai kalbėdami apie jaunųjų atlikėjų ugdymą kalbame mes apie veiklą pamokų metu, taikomus metodus bei formas, įgyjamas žinias bei įgūdžius, taip pat apie dalyvavimą koncertuose, festivaliuose, konkursuose, įvairiausiuose renginiuose, kuriuose vaikai skleidžia savo gebėjimus, įgyja sceninės patirties bei skatina saviraiškos galimybės. Šiandien kalbėsiu apie vaikų užimtumo programas, kurios yra finansuojamos iš valstybės biudžeto. Ir drąsiai galiu teigti, kad ši veikla, šios programos ženkliai įtakoja ugdant jaunuosius atlikėjus. Šių programų privalumas tai konkreti finansinė nauda, papildomas finansavimas, kuris suteikia galimybę dalyvauti įvairiausiose veiklose, ne tik muzikinėse, bet ir kultūrinės galvosime veiklų. Įvairus ir platus renginių spektras leidžia ugdyti ne tik muzikinius meninius gebėjimus, bet ir ugdo kompetencijas, bendrasias kompetencijas, pažinimo, komunikavimo, kultūrinės, socialinės, emocinės, sveikos gyvensenos ir skaitmeninės, ir be abejo dalykinės kompetencijas, tai yra muzikavimo, muzikos pažinimo, vertinimo, dailės raišką, dailės pažinimą ir vertinimą, bei kūrybiškumą, ir šias kompetencijas apie jų ugdymą girdėsite šio pranešimo eigoje. Taigi keliaujame prie vaikų užimtumo programų ir mūsų mokyklos patirtis tai yra 3 programos: socializacijos programa, vasaros užimtumo programa bei prevencinė programa. Pirmoji mano patirtis buvo socializacijos programos, kuriuose vykdoma įvairi veikla, skirta skatinti bendravimą, komandinį darbą, emocinį intelektą ir bendruomeniškumą. Per muzikinę meninę veiklą mokiniai įsisavino socialinius įgūdžius bei patirtį. Vėliau socializacijos programa pakeista į vasaros užimtumo programą, kurią mes vykdome iki šiol, per kiekvienas vasaros atostogas, ir šiais metais vėl mes planuojame šią programą vykdyti, ir tai yra didžiausias mano įdirbis, mūsų mokyklos įdirbis būtent vasaros užimtumo programuose. Ir nedidelė patirtis yra prevencinėse programuose, ir jos būtent pasipildo specialiomis prevencinėmis veiklomis, kuriomis siekiame užkirsti, sumažinti, stiprinti apsauginius veiksnius. Galbūt jums pasirodys, kad prevencinės programos ne mūsų, ne meno mokykloms, ne muzikos mokykloms. Mano nuomonė, būtent mūsų mokyklos funkcija ir leidžia pasiekti rezultatų, kurių siekiama prevencinių programų vykdymo metu.
Mūsų mokyklos paskirtis tiesiogiai vaikų užimtumas, dalyvavimas meninėse veiklose jau ir yra stiprus žingsnis užkirsti kelią žalingiems įpročiams, įtraukiant į naudingą ir produktyvią veiklą. Kokia eiga, nuo ko pradėti programos vykdymą? Ir išskyriau 3 vykdymo etapus. Tai yra paraiškos pildymas, programos įgyvendinimas ir programos sklaida. Ir šiuos etapus norėčiau šiek tiek pakomentuoti. Mūsų mokykla vykdo savivaldybei paskelbus konkursą ir suformuota komanda. Pirmiausiai mes svarstome, kokia kryptimi, kokia tematika bus vykdoma programa. Labai dažnai mums temą įtakoja Seimo paskelbti atmintini metai arba kitos sukaktis, kurios užveda mūsų programą ant kelio. Na ir tarkim, 2023 buvo Klaipėdos krašto metai, 20-ieji UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metai, 2019 Žemaitijos, 18 Vydūno metai ir būtent šie įsimintini metai mums ir įtakojo mūsų veiklų kryptį. Toliau pasirenkama kryptis, meninė, sportinė, kraštotyrinė ir taip toliau. Ir be abejo, kadangi mes esame muzikos mokykla, turime mes ne tik muzikos skyrių, bet ir dailės skyrių, tai dažniausiai renkamės meninę, pažintinę programą. Išsikeliami tikslai, uždaviniai, metodai, siekiami rezultatai. Ir be abejo, įtaigus programos pristatymas, aprašymas lemia programos finansavimo galimybės. Toliau planuojama tiksli veikla, koncertai, paskaitos, muziejai, edukacijos, gidų paslaugos. Numatoma tiksli renginių data, laikas, finansinės renginio bei kelionės išlaidos, dalyvių skaičius. Ir be abejo visada stengiamės, kad veikla būtų patraukli, įvairi, įdomi vaikams, kad vaikai šiose veiklose patirtų geras emocijas, naujas patirtis bei įsimintinus įspūdžius. Labai dažnai suplanuoti veiklas pagelbėja ir vaikų nuomonė, organizuojame apklausas. Visada vaikai žino, ko jie nori, kas juos domina, ką jie nori sužinoti, ką pamatyti naujo. Ir tai mums leidžia pasirinkti būtent veiklas. Žinoma, būna, kad mes ir nereaguojame, nes šiandieniniai vaikai prisigalvoja įvairiausių veiklų, jiems reikia ir akropolių, jiems reikia ir pasimaudyti, pasipliuškenti jūroje ir be abejo kažkaip mes bandome gražiai išsirutuliuoti, kad mes tą linkme nevykdome savo veiklų. Ir be abejo stengiamės įtraukti kiek įmanoma daugiau mokinių, mokyklos gauti didesnį finansavimą. Tiksliai suskaičiuojamos finansinės išlaidos, užpildoma paraiška yra teikiama savivaldybei ir toliau gavus finansavimą vykdoma suplanuota veikla, kuri dar kartelį yra detaliai patikslinama, susitariama su muziejais, koncertų salėmis, gidais, edukatoriais. Atliekama dokumentacija, dokumentų pildymas, tėvų prašymai, instruktažai ir taip toliau. Ir be abejo yra labai svarbi yra dienotvarkė, paruošti aplinkybės veiklai vykdyti, tinkamas erdvių ir reikalingų priemonių pasiruošimas. Ir per eilę metų jau yra susiformavusi ir dienotvarkė ir turime ir savo atributus, himną, šūkį, taisyklės.
ir įvykdžius veiklos įgyvendinimą būtina programos sklaida. Gražiausias akimirkas aptariame ir pristatome miestelio bendruomeniai, mokyklos internetinėje svetainėje, Facebooko puslapyje, mokyklos metodinėje taryboje, nuotraukų stende ir rajono spaudoje. Ir turime tradiciją kiekvieną rugsėjo 1 dieną pasidalinti stovyklos įspūdžiais ir patirtimis. Ir manome, kad programos sklaida yra būtina, nes ji didina programos matomumą, skatina bendruomenės įsitraukimą ir užtikrina tęstinumą ateityje. Taigi programos veikla iš tikrųjų yra įvairi. Mes matome, pradedant mokinių meninių renginių, susitikimai, diskusijos, paskla, aktyvus poilsis, socialinė, prevencinė veikla. Ir kaip jau minėjau, kiekviena programos vykdymo diena yra suplanuota. Turime savo ritualą, stovyklautojų rytmetys, kuris prasideda šūkių, himno, aptariama yra veikla šitos dienos, toliau taisyklės, susitarimai ir išvykstame, iškeliaujame suplanuotai veiklai ir dienos pabaigoje visuomet pildome stovyklos dienoraštį, išreiškėme savo emocijas, išreiškėme savo mintis, kas patiko, kas nelabai patiko, ko mums reikia pasimokyti, ar viskas buvo gerai. Taip, ir toliau, kalbant apie veiklą, norisi jums pasidalinti būtent veiklos įvairovę. Sudarant veiklos stovyklos programą, visada stengiuosi įtraukti koncertinę veiklą. Siekiame uždegti norą lankyti koncertus ir ugdyti rimtosios muzikos klausymo įpročius, profesionalių atlikėjų orkestro atlikimo, klasikinio dainavimo ar išgirsti virtuoziškai grojančius muzikantus. Esame aplankę visas didžiasias Lietuvos scenas: Klaipėdos muzikinį teatrą, Kauno muzikinį teatrą, Lietuvos nacionalinį operos ir baleto teatrą Vilniuje, Klaipėdos koncertų salę, Klaipėdos žvejų rūmus. Baigiant stambiais operos kūriniais, baletais, simfonijomis. Ir iš tikrųjų jų nauda yra vaikui tikrai didžiulė. Gyvai atliekama muzika leidžia vaikams pajausti atlikimo emociją, išgirsti profesionalų interpretaciją, susipažinti su kompozitoriais, jų kūryba, atlikėjais, skirtingais muzikos žanrais, muzikos perteikimu ir interpretavimu. Įdomi patirtis, yra naudinga kiekvienam vaikui. Šiais metais mes svečiuodamiesi Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre turėjome puikią edukaciją po operos ir baleto teatrą, kur turėjome galimybę susipažinti iš arčiau su scenos užkulisiais, suprasti, kokia didžiulė komanda čia dirba ir koks yra didžiulis darbas, norint paruošti spektaklį sceniniam atlikimui. Tai tuo pačiu ir paskatinimas mokytis, groti kasdien, kad kūrinį paruošti koncertiniam atlikimui. Tai naudinga kiekvienam šiandienos vaikui, kuris nori greito rezultato. Ir be abejo, tai gali motyvuoti juos toliau mokytis muzikos. Toliau besilankydami koncertų salėse susipažįsta vaikai su jų istorija, supranta scenos svarbą. Vaikai taipogi mokosi tinkamo elgesio koncerto metu. Kaip klausytis, kada ploti, kaip pagerbti atlikėjus ir publiką. Tai svarbios socialinės ir kultūrinės patirtis, kurios jiems pravers ateityje
ir užaugę jie bus puikūs klausytojai. Toliau besiklausydami gyvos muzikos, jie gali pajusti orkestro ar solistų skambesį, kurio negali Pastebėjome, darydami mokinių apklausas, jog pirmasis apsilankymas muzikinėme teatre ir pirmoji pažintis su rimtąja muzika bei profesionaliu atlikimu vyksta čia, besimokant meno mokykloje. Iš tikrųjų, retas vaikas, kuris kartu su tėveliais yra buvęs koncerte didžiojoje scenoje. Toliau koncertas, norint nuvykti į koncertą, riedame autobusu ir tai tampa bendru patyrimu su bendraminčiais, kas sustiprina tarpusavio ryšius ir sukuria malonius prisiminimus. Programos metu lankomės koncertuose, bet ne tik lankomės koncertuose, bet ir patys koncertuojame, muzikuojame. Turime didžiulį tradicinių renginių bagažą. Taipogi stengiamės organizuoti ir naujus renginius. Ir būtent vaikų užimtumo programos skatina koncertinę veiklą ne tik scenose, bet ir pasirenkame įvairias kitas erdves - darželis, gimnazija, laukas, bendruomenės dienos veiklos centras. Bet muzikos neapsieina nei viena stovyklos diena, kur mes bebūtume. Tradicija tapo kiekvieną dieną pradėti stovyklos orkestru, suburiant visus į vieną orkestrą. Mokyklos dailininkai, stovyklautojai taip pat yra įtraukiami į šią veiklą ir tai jiems yra galimybė patirti naujas patirtis, prisijęsti prie skonį. Taipogi ugdoma lyderystė ir iniciatyvumas, tai stiprina pasitikėjimą savimi ir savarankiškumą. Ir mokiniai atsineša savo instrumentus, jie muzikuoja, noriai pamokina savo draugus jais groti, taipogi mokomės liaudies dainų, mokiniai patys mus išmoko dainų ir tai yra puikus lyderystės pavyzdys. Dar vienas lyderystės pavyzdys tai yra stovyklos orkestras, kurio dirigentas buvo išrinktas mokyklos mokinys ir ši patirtis buvo jam tikrai įdomi ir prasminga. Kaip ir minėjau, mokykla turi dailės skyrių, kuriame mokosi dailininkai. Dailės skyriaus mokiniai stovyklose taip pat nelieka nuskriausti. Parodų lankymas mokiniams suteikia galimybę daugybę vertingų patirčių ir ugdo jų estetinį suvokimą, kūrybiškumą bei kultūrinį išprusimą. Lankydamiesi parodose vaikai mokosi analizuoti ir suprasti meną, pažinti įvairias dailės formas, spalvų ir kompozicijų reikšmę. Tai plečia jų gebėjimą vertinti vizualinį meną ir ugdo estetinį skonį. Stebėdami menininkų darbus, mokiniai gali pasisemti įkvėpimo savo kūrybai. Jie mato, kaip skirtingos idėjos ir technikos gali būti išreikštos mene, o tai gali paskatinti juos eksperimentuoti su savo meniniais gebėjimais. Taip pat menininkų darbus ir aplinkinius lankytojus, tai lavina kultūrinį sąmoningumą ir etiką. Ir taipogi parodos paskatina mokinius giliau domėtis tam tikrų meno laikotarpių, menininkų ar kažkokią techniką. Tai gali tapti pradžia jų asmeniniam augimui ar net būsimos profesijos atsiradimui.
Dažnai besilankydami koncertų salėse mokiniai dalyvauja edukacinėse užsiėmimuose, dirbtuvėse, edukacinėse veiklose ar meniniuose eksperimentuose. Ir tai leidžia mokiniams ne tik stebėti, bet ir patiems dalyvauti kūrybinėme procese. Dalyvavimas pleneruose, parodose tai ne tik meninis procesas, bet ir saviraiškos bei tobulėjimo kelias, kuris ugdo asmenybę ir atveria naujas galimybės. Toliau vykdant vaikų užimtumo programas, organizuojami susitikimai, diskusijos ir paskaitos. Šios veiklos vykdomos ne tik vasaros užimtumo programuose, tai yra neatsiejama dalis prevencinių programų ir būtent jų paskirtis užkirsti kelią rizikos veiksniams bei stiprinti apsauginius veiksnius. Svarbu, kad šios veiklos neprimintų įprastų pamokų, o skatintų vaikų smalsumą ir dalyvavimą. Kas vaikams patinka tokiuose veiklose, susitikimuose? Jei lektorius geba bendrauti su jaunimu, pasakoti įdomias istorijas, dalintis asmeninė patirtimi, tokie susitikimai tampa itin vertingi ir mokiniai įtraukiamos yra praktinės užduotys, demonstracijos ar net eksperimentai, vaikai labai susidomi. Diskusijos suteikia galimybę išreikšti savo nuomonę. Vaikams patinka, jei jie gali ne tik klausyti, bet ir pasisakyti, diskutuoti, kelti klausimus. Jei diskusija vyksta atviroje ir draugiškoje aplinkoje, vaikai jaučiasi išgirsti ir įsitraukia dar labiau. Viena iš labiausiai mėgstamų veiklų yra edukaciniai užsiėmimai. Ypatingai vaikams patinka kūrybiniai užsiėmimai, dailės darbai, molio dirbtuvės, karpiniai. Visada jiems yra džiugu po edukacijos parsinešti kažką savo pasidaryto jų rankomis. Labai patiko vaikams šviesų edukacija, matome nuotraukoje, kur piešiame ir piešinėliai spindi. Ypatingai patinka molio dirbtuvės. Vyresniems labai patiko projektuoti 3D telefono dėkliuką, kurį kiekvienas susiprojektavo ir laukime, kol juos pagamins ir mums atsiūs. Mažieji stovyklautojai gaminosi žalvarinius žiedus, vėl mes matome nuotraukoje ištiestas rankytes ir tai buvo jiems didžiulis džiaugsmas turėti savo žiedelį, savo pagamintą žiedelį. Žinoma, vaikams patinka ir kulinarinės edukacijos ir be abejo naudingi yra mokomieji užsiėmimai, kuriuose įgyja žinių ir įgūdžių, padeda suprasti, kokia veikla juos labiausiai domina ir kokią profesiją jie norėtų rinktis ateityje. Labai vaikams patinka edukacijos, kuriuose yra komandinės užduotis, jos skatina bendradarbiavimą ir darbą komandoje. Ir įgytos žinios ir įgūdžiai, svarbu, kad jie būtų pritaikomi kasdieninėje veikloje. Vykdant programas didelę veiklos dalį užima pažintinės patirtis ir čia aš išskyriau muziejų lankymai, lankytojų centrų lankymai, bažnyčios ir čia ypatingai pagelbėja gidų paslaugos. Per eilę metų esame aplankę turbūt visus aplinkinius kaimyninius miestelius bei jų muziejus: Kretingą, Plungę, Rietavą, Skuodą, Klaipėdą.
Lankėme nemažai muziejų Vilniuje, Kaune, Kėdainiuose, Biržuose, Anykščiuose, Birštone. Ši veikla vaikams yra labai įdomi. Kaip ir minėjau, dažniausiai talkina gidų paslaugos, kurie geba įdomiai, įtaigiai perteikti informaciją. Ir muziejai leidžia vaikams susipažinti su įvairiomis sritimis, menu, istorija, mokslu, technologijomis, gamta. Jie gali iš arti pamatyti eksponatus, prisiliesti, kurie padeda suprasti nagrinėjamas temas ir ypatinga nauda pažinti savo krašto istoriją, kultūrą bei tradicijas, bei puoselėti pilietiškumą. Muziejų ekspozicijos dažnai skatina vaikus kelti klausimus, analizuoti, lyginti, interpretuoti įvairius objektus bei jų reikšmę. Vaikai mokosi ne tik priimti informaciją, bet ir ją suprasti bei susijęti su savo patirtimi. Lankydamiesi muziejuose vaikai suvokia kultūras, tradicijas, istorinius įvykius, jų poveikį dabartiniam pasauliui ir tai padeda ugdyti pagarbą ir supratimą apie tautos paveldą. Ekskursijos į muziejus, edukaciniai užsiėmimai dažnai vyksta grupėse, todėl vaikai mokosi bendradarbiauti, diskutuoti, išklausyti vieni kitus ir dalintis savo pastebėjimais. Daugelis šiuolaikinių muziejų naudoja inovatyvias technologijas, interaktyvias ekspozicijas, virtualios realybės patirtis, skaitmeninius gidus. Ir šios patirtis šiandieniniam technologijų vaikui tai yra labai priimtinos ir ši veikla yra labai jiems patraukli ir viena iš mėgstamiausių veiklų. Ir be abejo, muziejų ir edukacinės veiklos padeda vaikams atrasti naujas temas, kurios gali tapti ilgalaikiais jų pomėgiais ar net būsimomis profesijomis. Nei viena stovyklos diena neapsieina be aktyvių fizinių užduočių, tai yra būtina jiems veikla. Komandinės, sportinės užduotys, žygiai skatina gerą vaikų fizinę savijautą, sveikatą, ugdo ištvermę, kantrybę, mažina stresą ir įtampą. Žygiai gali padėti vaikams išmokti įveikti sunkumus, prisitaikyti prie nepalankių sąlygų ir stiprinti emocinį atsparumą. Aktyvūs užsiėmimai leidžia vaikams artimiau susidraugauti vieni su kitais, ugdo bendruomenės jausmą, dalintis atsakomybę ir siekti bendrų tikslų. Na ir kokie teigiami aspektai mokyklai? Aš išskyriau jos 4: mokyklos įvaizdžio formavimas. Kad ir neturime mes savo miestelyje konkurentų, tai yra daugiau muzikos ar meno mokyklų, visgi mums labai svarbi yra svarbus mūsų mokyklos įvaizdis bei reputacija. Stovyklos organizavimas rodo, kad mokykla rūpinasi savo mokinių visapusiškų ugdymų ir suteikia jiems daugiau galimybių augti ir tobulėti už tradicinių pamokų ribų. Tai padeda formuoti teigiamą mokyklos įvaizdį ir pritraukti dėmesį tiek tėvų, tiek būsimų mokinių atžvilgių. Antrasis aspektas - mokyklos bendruomenės stiprinimas. Stovykla suvienija ne tik mokinius, bet ir mokinius ir tėvelius. Čia programuose susitinkame neformaliame kontekste, stiprinant bendradarbiavimą ir ryšius tarp visų mokyklos dalyvių, ir tai gali padėti kurti teigiamą atmosferą ir sklandų bendravimą. Toliau trečiasis aspektas - išskirtinumas ir konkurencinis pranašumas. Daugeliui tėvų ir vaikų svarbu, kad mokykla siūlytų daugiau veiklų, nei tik pagrindinės pamokas, ir būtent tokios veiklos gali tapti mokyklos išskirtinumu, pritraukiančių šeimas, kurios vertina kūrybinį ir intelektinį augimą. Ir tikriausiai stipriausias aspektas tai yra mokinių motyvacijos stiprinimas.
daugeliui vaikų tai yra didžiulė paskata geriau mokytis bei nepriekaištingai lankyti pamokas, kad galėtų dalyvauti būtent šiuose programuose. Na ir prabėgu įsimintinus akimirkos, tikriausiai visiems vaikams tai yra pats didžiausias, patys įdomiausiai prisiminimai iš šitų veiklų, kurie išlieka visam gyvenimui. Ir šiandien noriu jūs pakviesti, paklausyti stovyklos orkestro, kuris buvo suburtas 2024 metų vasarą. Stovyklos orkestras repetavo kiekvieną stovyklos dieną. Matome, tikriausiai jūs matote, ar atsidarė jums vaizdas? Kol kas ne. Kol kas dar neatsidarė, ar ne? Gal jau matot? Dar ne. Dar ne. Na, pabandysiu aš dar kartelį tada jį. Taip, ar O matosi? jūs pabandykite pereiti prie kitos skaidrės, nes vis dar esate prie nuotraukų. Taip, ar matosi? Kad pasikeitęs. O dabar pabandykite ant nuorodos paspausti. Ant nuorodos aš nenoriu spausti, aš noriu. Dabar, vat, ar jūs matot? Ne, jūs vis dar dalinatės. Skaidrė, kur youtube.com. Taip. O dabar matot? Dar tas pats vaizdas. Gal tiesiog norėjau pademonstruoti mokyklos suburto orkestrą, kuriam vadovavo mokyklos mokinys. Gal tiek to nebeleisiu aš to orkestro, matau ir laikas kaip ir spaudžia. Tiesiog baigiant šitą pranešimą noriu palinkėti, kad dalyvauti ir jums įsitraukti į šitas vaikų užimtumo programas, kurios leidžia įsitraukti į įdomią veiklą, į kitokią veiklą, kurios vyksta nepamokiniame kontekste ir netradicinėje aplinkoje, leidžia susidraugauti su savo mokiniais, su tėvais ir be abejo jiems dovanoti įdomias patirtis. Ačiū labai, Vilma, už pranešimą. Šiaip norėjau paprašyti, tai jūs gal galite nuorodą į tą įrašą, kurio nepaleidot įkelti į susirašinėjimą ir mes galėsime pamatyti jau kiekvienas, kas norės. Tuo pačiu iš karto norėjau pasakyti, turite vieną klausimą iš klausytojų, tai yra klausimas skamba taip. Ar stovykla turi vieną vaikų pamainą, kiek laiko trunka viena stovykla ir kas finansuoja tas veiklas? Taip, net keletas. Gal pirmą klausimą pakartokite. Ar stovykla turi vieną vaikų pamainą? Būna, kad turime ir dvi pamainas. Priklauso nuo gauto finansavimo. Viena arba dvi pamainos. Kiek laiko trunka viena pamaina? Tiesiog mes bandome įsisprausti nuo 5 iki 8 dienų. Ir klausimas paskutinis, kas finansuoja veiklas? Kaip jau minėjau, pranešimo pradžioje finansuoja savivaldybės. Mes dalyvaujame būtent savivaldybės teikiamose programuose. Tai ačiū labai, į klausytojos klausimus atsakėt. Aš savo ruožtu, tai žinokit, labai tokio asmeninio klausimo norėjau paklausti. Kur turite tiek drąsos, nes
Pati žinau, kad su vaikais, nesvarbu kokio jie amžiaus, o dar su grupe vaikų, tai tikrai reikia labai daug drąsos, ryžto, meilės, valios ir dar nežinau ko daryti tokius stebuklus. Tai išduokit man šitą paslaptį. Iš tikrųjų, tikriausiai patys vaikai užveda, nes matydama jų komentarus, jų blizgančias akis ir jų suguldytas mintis į stovyklos dienoraštį, kad jiems šita veikla yra įdomi ir jie vis nori vis naujo, vis kažko naujo patirti, tai tiesiog tai yra kaip variklis daryti, veikti ir eiti pirmin. Ir be abejo, tai darbas vyksta, tai atlieku ne viena, turiu puikią komandą. Turiu puikią kolegę ir ne vieną kolegę, kurios dirbame kartu ir jau šiandien, galim sakyti, planuojame, ką mes veiksim šią vasarą. Nes kitaip jau mes jau nebemokam, aš taip manau. Tai yra puikus startas vasaros atostogams. Supratau, tai ačiū labai už tikrai fantastišką veiklą ir už tai, kad dalinatės. Tai dėkui.